Gerai, pasimelskime. Visi kartu. Ta pamoka turėtų jūs gerai motyvuoti, nesekantis pietus. Valgysim sriubą ir antrą nekraują ir duoną. Aurimui iš Panevėžio galime jūsų paprašyti pasimelsti. Viešpatie, dėkoju tau už tavo malonę, už tą nuostabią dovaną mums. Sužinau daugiau apie tave, apie tavo kelią, viešpatie, už tai, kad iš tikrųjų darai mus savo mokiniais, viešpatie, ir iš tikrųjų toks nuostabus viešpats, kad aprūpini mus savo žodžiu, savo dvasia, savo draugiją, viešpatie, savo buvimu. Ir dėkojam tau už tą žodį, kurį iš tikrųjų keičia mūsų gyvenimą ir padeda ugdyti mus, viešpatie. Dėkoju tau už dėstytoją, už klausytojus ir dėkoju tau už tai, kad tas žodis, jisai pasiekia mūsų širdį ir tiesiog, kad tu atveri mūsų akis ir mūsų širdies ausis. Ačiū tau, viešpatie, Jėzus. Amen. Amen. Ačiū. Vadinasi, kada studijuojat savo Bibliją, mąstote apie viešpatį, pamastykite apie laiko intervalą, pamastykite apie vietovės. Be abejonės, jeigu jums pasitaiko papildoma gera literatūra, būtinai ją paskaitykite, nes yra žmonių, kuriem Dievas atskleidė, kurie tai tyrinėjo, kurie buvo tose vietose ir tai bus be abejonės pagalba jums. C mažytė raidė yra ne tik laiko intervalas, ne tik apie vietovės mes pagalvojame. C mažytė raidė turime taip pat pamastyti, skaitant Bibliją, apie kultūrą ir papročius. Vėliau mes truputėlį pakalbėsime detaliau apie tai, bet dabar taip bendrai užsiminkime. Yra kultūra ir papročiai. Pirmas su skliausteliu, atkreipkite dėmesį į tai, kad Biblijos laikų žmonių gyvenimas ir mąstysena skiriasi nuo mūsų. Šitų žmonių ir gyvenimas, ir mąstysena, kada galvojame apie kultūrą ir papročius, skiriasi nuo mūsų. Prašau, atsiverskime Jono Evangelijoje 13 skyrių. Jono 13 skyrius. Ir kas pirmas atsivers 13 skyrių, perskaitykite, prašau, 4 ir 5 eilutes. Jėzus pakilo nuo stalo, nusivilko viršutinius drabužius ir persijuosė rankšluosčiu. Po to įpylė vandens į praustuvą ir ėmė plauti mokiniams kojas bei šluostyti rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs. Dėkui, Odute. Kiek iš jūsų šiandieną, kada pas jūs ateina svečias į namus, nuplaunate jam kojas? Niekas neplauna. Jūs siūliau namuose pasiūlot visko. Tai jūs svetingesnis negu daugelis iš mūsų, aš pats nesiūlau. Ai, rankas pasiūlau, okei. Rankas, ne kojas, čia rankas. Žinau, kad kojas pasiūlau. Atsiprašau, neišgirdau senstu. Jo, mes kartais dėkingi, jeigu kai kurie svečiai batų nenusiima, ar ne? Bet čia Biblijos laikais mąstysena skiriasi ir tiesiog tu parodydavai didžiausią pagarbą artimuose rytuose, kada tu priimdavai svečią savo namuose, be abejonės keliai skirdavosi ir tu nuplaudavai jam kojas. Pasiturinti žmonės turėdavo tarną namuose, kuris plaudavo svečiam kojas. Jeigu tu būdavai nepasiturintis, tai vadinasi, tu pats kaip šeimininkas priimdamas svečią, nuplaudavai kojas. Tai didelis pagarbos ženklas būdavo toje šalyje, apie kurią mes kalbame, ir apie Biblijos laikų žmonės. Kaip matote, mes šiandieną kitaip parodome, ar ne, pagarbą, kada žmonės ateina į namus, mes gal juos prie stalo pasodinam,
arbatos pasiūlom, gal kada sėdame prie stalo, mes palaukėme, kol moteris pirmo atsisės, vėliau aš pats atsisėdu, ar ne? Vadinasi, mes turime tam tik kitus papročius ir kitą kultūrą ir mes šitos eilutės išsiaiškinam ir tik tai darome pritaikymą ten, kur mes šiandien gyvename. Antras su skliausteliu. Čia, man atrodo, reikia sakyti, ne Jėzus pakilo nuo stalo, ne nuo stalo, nuo žemės, nes stalo nebuvo. Turbūt čia truputėlį vertime yra kai kurių dalykų. Kad mums suprasti jo. Antras, Biblijos laikų rūbai, namai, transportas skiriasi nuo mūsų. Aš kviečiu, kad mes atsiverstume savo Biblijose Luko Evangelijos 15 skyrių. Luko Evangelijos 15 skyrių. Ir Luko 15 skyriuje prisiminkite ir kas mums galite paskaityti 8 ir 9 eilutes. Luko 15, 8, 9. Arba kuri moteris turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, ko suranda. Radusi susivadina draugės bei kaimynės ir sako, džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Drachma. Kiek vertės turi drachma? Kiek dinarų? Kiek vertės turi maždaug drachma? Taip grubiai, greitai. 2 centai? Ok. Ne. 2 eurai. Neklaidinkit mus 2 centai. 2 euro centai. 2 centai. O dabar įsivaizduokite, mes klasėje čia kokios skylėtos grindys ir 2 centai įkrenta tenai. Kiek iš jūsų šoktumėte ieškoti tų 2 centų? Užsidegtumėt žiburį, šluotumėt, krapštytumėt, trauktumėt. Kiek iš jūsų tai darytumėt? Sakytum. Bet kaip su kai kuriais aš turbūt kalbėjau per kažkurias Biblijos koledžo klasės ar pernai ir užpernai. Biblijos laikais, jeigu mes kalbame apie merginą, ir dabar gražiai plaukus nupiešti. Veidas viską nusako. Tada, kada jinai susižadėdavo su savo būsimu vyru, dažniausiai sužadėtiniai dovanodavo tokią juostelę ant kaktos, kurią užsirišdavo ant galvos. Ir kas įdomu, paprotys buvo toks, kad sužadėtinis šitą juostelę papuošdavo drachmomis. Ir jeigu ta viena drachma iš juostelės kažkur nukrisdavo, jinai užsidegdavo žiburį, jinai šluodavo, jinai ieškodavo ir po to net susikviesdavo drauges ir sakydavo, suradau. Drachmos vertė labai maža, 2 centai, bet pati dovana, pavyzdžiui, yra labai svarbi. Ir vėlgi tai skiriasi nuo mūsų laikų, kada mes galvojame. Bet aš turiu va tokį popieriuką Biblijoje. Matote, jis apsitrynęs toksai spalvotas tam tikrą prasme. Bet, pavyzdžiui, tas popieriukas parašytas 96 metais. 96 metais mano sūnui buvo 8 metai. Ir jisai rašo, tėvelė, aš myliu tave. Paulius. Jisai neturi jokios vertės jum. Ir jeigu jisai nukristų, jūs nei vienas jo neieškotumėt, nes pažiūrėtumėt aptrintas, sutrintas, toks vertės nėra. O man tai vertė ir aš išardyčiau visą šitą parketą, jeigu jisai nukristų kažkur.
išimčiau ir iškelčiau visą betoną, kad susirašiau tą lapelį, jeigu jis man kažkur nukristų ir vėl įdėčiau į Bibliją. Tai kaip jūs ir pastebėt, vėlgi ta kita kultūra ir papročiai. Kartais ieško drachmos, galvojam, kas čia per reikalas, bet jeigu jūs pasidomėsite, Mikai, tau tik liko 2 centais apklijuoti. Žiūrėjau. O čia gal kalba eina apie labai neturtingą, jeigu rašo, kad jinai turi tik tai 10 drachmų ir 1 pamerką. Aš nežinau, nerašo Biblija, ar jinai buvo labai turtinga ar neturtinga. Daugiau papročiai sako, kodėl viso to ieškai. 3. Jų knygos buvo ritiniai ir jie buvo labai brangus. Kartais reikėdavo metų, kad parašyti tokį ritinį. Kartais reikėdavo ilgo laiko, kad toks ritinys būtų parašytas. Jūs turbūt atsimenate Apaštalų darbų 8 skyrių. Eunuchas skaitė ritinį iš Izaijo knygos. Tai nurodo, kad jis buvo turtingas, nes ne kiekvienas žmogus galėdavo tokį ritinį įsigyti. Tai mažytė raidė kalbos. Biblija parašyta 3 kalbomis. Biblija parašyta 3 kalbomis. Išvardinkite savo labai greitai. Hebrajų, graikų ir Aramėjų. Gerai. Hebrajų, aramėjų, graikų. su kai kuriais intarpais. Taip, intarpų labai nedaug aramėjų kalboje Senajame testamente, bet ta kalba yra panaudota. Kaip mūsų praeitoje diskusijoje gerą komentarą padarė Gintaras, mes turime suvokti, tai ne tokios pačios kalbos, kaip lietuvių kalba. Gramatika ir stilius skiriasi. Mažytė raidė. Rašymo stilius, kada skaitote Bibliją. Dievas panaudojo, kiek užrašytojų Biblijų užrašyti? Niekad neskaičiavo? Rašymo stilių? Ne, čia ne stilius. Dievas panaudojo atskirus užrašytojus Biblijų užrašyti, ne? Jonas yra Paulius. Jo, Dievas panaudojo 40 užrašytojų šventajam raštui užrašyti. 40 užrašytojų šventajam raštui užrašyti. Suvokime, daugelis iš jų vienas kito net nepažinojo. Jie negalėjo atsisėsti, kaip jūs šiandien atsisukti draugas į draugą grupelėje ir nutarti, taip rašysime, tokį stilių laikysime. Mozė nepažinojo Nehemijo. Nehemijas nepažinojo Luko. Ir mes turime skirtingus užrašytojus, kuriuos Dievas panaudojo per ilgą laikotarpį Biblijai užrašyti. Vėliau mes gal apie tai daugiau kalbėsime, bet net pačioj Biblijoje mes turime skirtingus užrašymo stilius, skirtingas struktūras. Pavyzdžiui, jeigu Paulius dažniausiai, kada šventoji dvasia įkvėpdavo, rašydavo laiškus, pas jį dažniausiai laiškas susideda iš 2 dalių. Stipri teologija ir be abejonės po to praktika, kaip tikintieji turi gyventi. Jeigu mes skaitome Jokūbo laišką, kuriame 5 skyriai, visi 5 skyriai yra tik tai praktika. Nuostabus laiškas, stiprus laiškas, bet Jokūbas rašo apie gyvenimą tikinčiojo, bažnyčios gyvenimą, ką mes praktikuojame kiekvieną dieną. Antras, Biblijoje yra įstatymas, Biblijoje yra pasakojimai
Kaip kurios knygos parašyta poezija, yra pranašystės, yra istorija ir taip toliau. Yra istorija ir be abejonės kitų stilių, kuriuos mes sutinkame Biblijoje. Mes užbaigiam C didžiąją raidę, gal pas jūs yra kokie komentarai, nuomonės, pastebėjimai, jūsų mintis dar. Valdute, prašau. Prašom, atsisėskite gerai. Tokia nuomonė, kad anksčiau ne vyrai vaikščiodavo su kelnėmis, bet moteris. Kur jūs tokią nuomonę girdėjot? Gerai. Anksčiau tai ką. Gal aš neturėčiau nueiti labai taip toli, kad ten tiksliai viską įsiaiškint. Be abejonės mes skaitome Biblijoje, kad buvo skirtumas aprangoje, ar ne? Taip kaip mes rengiame šiandieną ir kaip rengėsi Biblijos laikų žmonės. Aš nežinau, ar turėčiau labai detalizuoti visame tame ir jeigu taip yra, ar čia daugiau pastebėjimas, ar kažką mums reikia padiskutuoti apie tai? Ne, tai kad Dievui yra pasišlykštėjimas, jeigu mes rengiamės netinkamai. Sutinku. Ką reiškia netinkamai? Taip, tada mums reikėtų truputėlį padiskutuoti, ką reiškia rengtis netinkamai. Ir klasiai mes turėtume išmokti tokį dalyką. Šitoj vietoj mes diskutuojame. Jeigu kažkuriuose detalėse mes išsiskiriame nuomonėse, tai nėra reikalas susimušti gerai arba pabėgti vienas nuo kito. Jeigu mes nesusitarėme, kad Kristus yra Dievas, čia jau rimta, bet šitoj vietoj mes turėtume išmokti diskutuoti ir visi kartu normaliai kalbėti. Ne? Atsiverskime Pakartoto įstatymo knygą visi kartu. Antrą skyrių. Ir 22 skyriuje aš manyčiau, kad mums reiktų prisiminti Pakartoto įstatymo knygoje 5 eilutę. Kas galite mums garsiai paskaityti? Moteris nesivilks vyro rūbais ir vyras moters. Viešpats bjaurisi tokiais, kurie taip daro. Pakartoto įstatymo 22.5. Kaip ir jūs, Aldute, paminėjote, mums tada reiktų išspręsti tokią detalę. Sakėt, anksčiau moteris vaikščiojo su kelnėm, o vyrai? Su sijonais. Nes sijonai su tunikomis jie vaikščiodavo. Bet jeigu pažiūrėtum vizualiai iš toli, atrodytų beveik kaip su suknelė, arba kaip su sijonu. Aš labai dėkingas, kad šitas dalykas yra iškeltas. Šitoje vietoje aš galiu pasidalinti savo nuomonę, kur aš stoviu. Jūs turbūt turit gal tam tikrą savo nuomonę, kur stovite. Tai nėra reikalas, kad muštis, kaip sakiau. Pirmiausiai, skaitydamas tokias rašto vietas, aš vėlgi ir jūs turbūt taip pat suvokėte, kad pirmiausiai mes turėtume pasidaryti eilutės aiškinimą. Pirmiausiai mes turėtume atsakyti savo, kam eilutė buvo tiesiogiai adresuota. Izraelio tautai. Dabar kaip ir sakome, Izraelio tautoj
Kai kurie vyrai, jeigu juos pažiūrėtum, atrodė lyg tai kaip su suknelė, arba su sijonu. Tada reiktų savo atsakyti, ar tu tiesiogiai tą eilutę šiandieną sau paimi ir pritaikai. Jeigu jūs pritaikote tiesiogiai, aš jūs gerbiu. Užduosiu vyram klausimą. Kiek iš jūsų einate pirkti kelnių į moterų parduotuvę? Išvis neįdama moterų parduotuvę. Kodėl, jeigu kelnės yra tik tai vyram, kodėl neeinate, gal ten būtų geresnis variantas? Ten moterų kelios. Pasiūtos kitai. Ten mes kalbame, kad yra tik kelnės. Matote, va turite mąstyti, kaip Gintaras ir sakė, stereotipai ir visi kiti dalykai. Be abejonės, ką aš visą laiką sakau bažnyčioje ir jums pasakysiu. Jeigu jūs nuvažiuojate į tokią bažnyčią, kur yra tvarka, kad moteris tik su sijonais ir su suknelėm, užsidėkite iš pagarbos toje vietoje, nepradėkite savo teologijos, nepradėkite savo aiškinimo, gerbkite tą vietą, daugiau nieko ten nereikia, jūs ten Dievas nenusintė susiskaldimų padaryti, revoliucijų, paprasčiausiai gerbkite tai, ką daro. Dabar jūs žiūrėkite, kada studijuojate pakartoto įstatymo knygą 22 skyrius. 6 eilutė. Jei eidamas rastų medyje ir žemėje paukščio lizdą ir tupinčią patelę ant paukščiuko ar kiaušinių, nepasimk juos kartu su jaunikliais. Jūs tą darote šiandien? Kodėl aš tai sakau? Mes kartais susirandame vieną eilutę, ištraukėme ją ir staigiai kažkurios dalykus pastatome ant jos. Bet tada pakartoto įstatymo knygoje yra 22 skyrius, kur jūs turite viską žiūrėti. Vėlgi mes skaitome toliau. Nesiek 9 eilutė vynuogyne jokių kitų sėklų, kad jo vaisiai nebūtų suteršti. Nerk draugė su jaučio rasilu. 11 eilutėje nedėvėk drabužio, austo iš vilnų ir linų. Ar jūs domitės labai šiandieną, ar drabužis nuaustas iš vilnos ir linų kartu, ar jūs visą laiką darote tuos skirtumus? Tai ką aš noriu pabrėžti, kad jūs turėtumėte tada būti pastovus ir priimti visą pakartoto įstatymo knygos 22 skyrių ir tai praktikuoti. Žiūrėti kiekvieną etiketę parduotuvėje ir jeigu rūbas iš vilnos ir linų, sakyti, aš to neperku. Aš galvoju, ką mes pagalvoja apie šitą eilutę, aš savo ką pasakau. Ir aš neteigiu, kad aš dabar esu teisuolis gerai visame pasaulyje. Aš paimu šitą eilutę, yra eilutės Naujajame testamente 1 Timotiejui 2. 1 Petro 3. Ir man standartas iš tų eilučių, kad tikinčiojo apranga būtų tvarkinga. O čia man yra standartas, kada tu savo pasakai turtinga. Be abejo, jeigu moteris ar mergina ateina į bažnyčią ir čia viską šviečia, mes automatiškai žinome, kad tai netvarkinga apranga ir šitoje vietoje dar sutosiu, niekad nebėkite svečio dėl to užsipulti, gerai? Svečiui reikia evangelijos. Bet jeigu žinot, kad tai žmogus, bažnyčios narys, kuris lankosi, jūs laisvai su meile galite eiti pakalbėti. Todėl mums svarbiausia atsakyti vėlgi tą reikalą, kad visa tai būtų tvarkinga man. Ir aš galvoju, kad man tai yra kriterijus. Dėl išsiaiškini pakartoto įstatymo 22.5 ir po to savo pagalvoji, koks galėtų būti pritaikymas visame tame. Ir dar noriu pasakyti moterims, dėl to, kad jūs užsidedat suknelę arba sijoną, nuo to nei vienas nepasidaro dvasingesnis. Taip, prašau, Volodė. Prašau, atsisėskite, mes čia diskutuojam laisvai. Как вы думаете, правильно было бы требовать, или все-таки это должен осознать каждый христианин, христианка, что у него что-то не так в одежде?
Aš manau, yra skirtingų situacijų. Kurias mes turėtume įvertinti. Aš jums pasakysiu, vieną situaciją apie savo draugą. Ir jūs, pavyzdžiui, galėsite savo įvertinti, kaip kartais kai kurie dalykai duoda tam tikrus rezultatus. Mano draugas buvo eilę metų misionierius Vokietijoje. Jis dabar jau baigė misionieriaus tarnystę ir kaip tik praeitais metais jis pastoriauja šiuo metu Virdžinijoje. Man teko pamokslauti toje bažnyčioje Virdžinijos valstijoje. Kada jis išvyko tarnauti misionierium į Vokietiją, ką dažniausiai daro misionieriai, jie turi ne tik siunčiančią bažnyčią, kuri išsiunčia misionierių, bet taip pat jie susiję save su tam tikra misionieriška organizacija. Misionieriška organizacija padeda sutvarkyti jų mokesčius, surenka pinigus, išsiunčia jiem pinigus, jeigu jie turi Amerikoje kokią nuosavybę, jie pasirūpina, kad mokesčiai būtų sumokėti ir taip toliau. Misijos organizacija visą laiką turi savo tikėjimo išpažinimą ir parašytą tvarką, kurios tu turi laikytis. Ir šita misijos organizacija, kuriai jisai priklausė, turėjo tvarką, kad moteris turi teisę visur ir visada vaikščioti tik su sijonu. Gerai, tai yra tokia tvarka, taip yra, kaip yra. Šitas žmogus atitarnavo Vokietijoje 10 metų ir jo finansinė parama labai stipriai sumažėjo. Ir taip įvyko, kad jo žmonai pasiūlė Vokietijoje darbą. Ir darbas buvo bibliotekoje. Jis gavo darbą, gavo atlyginimą ir darbas buvo bibliotekoje. Biblioteka buvo labai didelė tame Vokietijos mieste. Ir kada žmonės ateidavo knygų pasiimti, jai dažniausiai reikėdavo pasiimti kopėčias ir lipti tas knygas paduoti. Čia yra misijos reikalavimas. Ir tas draugas man rašė, mano žmona užlipo knygas paduoti, mes po šituo reikalavimu, ir sako, dažniausiai 5 netikintieji stovi prie kopėčių ir užmiršo kokiu knygų jie atėjo. Šitas žmogus rašė 3 metus laiškus į tą misijos organizaciją, kol galų gale jie padarė išimtį ir leido jai užsidėti kelnes. Vyrai, kiek iš jūsų norėtumėt, kad jūsų žmona laipitų laiptais su sijonais? Ir kiek iš jūsų žmonų jaustųsi patogiai, kad jinai žino, kad jinai lipa, o ten stovi chebra ir jinai tokioje situacijoje. Aš kalbu ne vien tik apie eilutes ir garsias frazes, bet kalbu apie įvertinimą daugelio dalykų, apie kuriuos aš norėčiau padaryti. Todėl aš nenoriu, pavyzdžiui, patalpinti savo žmonos į tokią situaciją kaip šita. Arba žinote, aš jums dar vieną duosiu pavyzdį tokį labai konkretų. Seniai praeitį man teko būti išvykose su kai kuriom bažnyčiom ir kaip kurios bažnyčios laikėsi tokios pozicijos vien tik sijonas. Ir žinot, tos moteris jau ir pagyvenusios ir viską, reikia žaisti kokį žaidimą ar ten priežiūrą, ką daryti. Jos pasikelia tos savo sijonus, viską šviečia, bet jos su sijonu. Tada aš norėčiau, kad mano žmona užsidėtų tvarkingas kelnes ir jinai jaustųsi gerai, ir aplinkiniai jaustųsi gerai, ir aš jaučiausi gerai. Jūs turbūt suprantate, apie ką aš kalbu. Kada aš atvažiavau į šitą bažnyčią 2006 metais,
taisyklė buvo sijonas. Kas mane labai nervavo, kaip kurios seseris ateidavo su sijonu, va tokio, praskiepos iki čia. Bet jos su sijonu. Aš ėjau pas kaip kurias ir prašiau, kad jos užsidėtų kelnes. Aš manau, jo, bet sijonas, suprantate? Jūs kartais, jo, tai dabar juokinga, bet susiduri su tokiais dalykais. Bet sijonas. Atsiprašau, jeigu kažkieno jausmus užgavau, bet čia sritis, kur mums reikia plačiau pamastyti. Nežinau, Aldutė, ar padėjo dar labiau supainėjo visą. Su sijonais ar su keliais. Bet Biblija mums nepasako tokios vietos, kad moteris turi užsidėti sijoną. Dėl kultūros ir papročių, pavyzdžiui, kai ir dabar yra nuostatos ir įstatymai Izraelį ir visur, pas hebrajus ir visur visame pasaulyje, kad tu turi atrodyti ne taip kaip šis pasaulis. Pavyzdžiui, jeigu tas pagonis vilkė vienus drabužius, tu turi vilkėti kitus. Jeigu jisai batus daro vienaip, tu darai kitaip. Tai vien žodžiu, tu turi daryti atvirkščiai negu šis pasaulis. Aš suprantu, aš grįšiu prie Gintaro išsakytos minties praeitoje pamokoje. Aš neturiu problemų su tuo. Aš turiu problemą su tuo, kada tai patampa religingumas. Kada tai patampa religingumas. Mylieji, man tenka mokyti Rygoj rusų bažnyčias. Rusų bažnyčias Dievo žodžio. Aš nuvažiuoju į vieną bažnyčią, kur aš kartais pamokslauju. Paskelbiama malda. Ir aš labai gebiu mano žmoną, jeigu ten nuvažiuotų, jinai darytų tai, kas ten daro. Aš netikiu, kad maldoje visą laiką reikia užsimerkti, atsiprašau, jeigu įžeidžiu jūsų jausmus. Jeigu aš noriu užsimerkiu, jeigu nenoriu, neužsimerkiu. Bet aš nerandu Biblijoje, kur parašyta būtų visi užsimerkite. Niekur nerandu šito, nebent jūs man parodysit. Aš niekur nerandu, kaip ką pamokslininkai, kaip kurie praktikuoja. Niekas nežiūrėkite į šalis, nebent jūs man parodysite. Man kartais tai daugiau psichologija prasideda. Bet aš pasakysiu, aš labai gerbiu mano žmona, ten užsidėtų dangalą ant galvos. Bet aš matau kartais, kas vyksta bažnyčiai. Malda. Kiti užsimerkia, aš stebiu. Ir malda pas rusakalbius tose vietose vyksta ilgiau. Ir kaip kurios moteris čiukšt. Bet kada kol visi užsimerkia, jos išsitraukia mobilius telefonus ir rašo žinutes. Aš sakau, ačiū tau viešpatie, džiugu, kad yra šitas dalykas toje vietoje. Bet ačiū, kad tu mane pamokai, kad dangulo užsidėjimas ant galvos nereiškia dar dvasingumą. Jau mama Audriau tave dabar su tuom. Stereotipas Galis pasklisti mokymas. Aš prisimsiu atsakomybę. Pastoriau, nes kontekstas yra, pavyzdžiui, kontekstas yra 1 Korintiečiams, ten kaip žmona ten turi su galvos apdangalu, ne, ten visa šitą yra. Ir sako, čia jeigu neturi, tai reiškia, tegu ten kerpasi, ne, plikai, arba ten, žodžiu. Čia yra kontekstas to žodžio, bet jis sakė, ten rašė Korintiečiams. Kontekstas Biblijoje yra toksai, galima duosiu dar vieną pavyzdį. Bučiuokite vienas kitą šventų pabučiavimą. Tai yra bažnyčios, kur
Bet tai kontekstas taip prašo. Man labai miela visiems vyram, kurie čia ateina paspausti ranką, bet nepykit, aš nei vieno nenoriu bučiuoti. Ir aš manau, vėlgi reikia pažiūrėti eilutę, reikia pažiūrėti, kur žmonės gyveno, reikia įvertinti kultūrą ir papročius. Ir patikėkite, vėlgi, šiandien jūs turite įvertinti tą bažnyčią, kur nuvažiuoja. Rygoje, kada aš būnu pamaldose, tarp jaunų to nėra, nuo vyresnių vyrų, kurie 75-80 metų, aš gaunu į lūpas 3 riebius bučius. Bet aš niekad nesikratau, niekad nieko nesakau. Aš stoviu ir leidžiu save bučiuoti, nes taip jie supranta, taip jie gyvena. Matėte, kaip Brežnevas bučiuoja? 3 riebus bučiniai tiesiai į lūpas. Jie tiesiogiai pritaiko šitą dalyką, sveikink vienas kitą šventų pabučiavimą. Bet toj vietoje aš tik tai gerbiu tos žmonės ir daugiau nieko. Jie nesimokė tada hermeneutikos. Žinoma, tuo metu ir Kristus fariziejai papriekaištavo, kad jo nepabučiavo. Jūs atsimenat, Teisėjų knygoje atėjęs vienas pas kitą paimdavo už barzdos ir po to, bet imti už barzdos rytų šalyse buvo pagarbos paprotys, kada tu kitam paimdavo už barzdos. Tai va tuos dalykus skaitant Bibliją, kada jūs mąstote apie kultūrą ir papročius, jums reikia įvertinti. Ir prašau, nesimuškime, jeigu detalėse mes turime kitokias nuomonės. Gerai? Galim užbaigti šitoj vietoj šitą diskusiją. Aš manau, gerai. Greitai labai didžioji raidė dvasinės savybės reikalingos Biblijos aiškinimas. Dvasinės savybės reikalingos Biblijos aiškinimus. Labai greitai, nes vakar mes skyrėme laiko ir apie tai kalbėjome, kad aiškiai